Rudens vidurys Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos bendruomeniai visuomet iškilmių metas. Šįsyk jubiliejaus. Spalio 20-ąją minėtas kompozitoriaus, pedagogo, vieno iš šios įstaigos vadovų, šviesios atminties Vytauto Mikalausko 85-metis. Gimnazija dosniai dalijo dovanas maestro garbei. Surengtos net 2 parodos. Šventinis koncertas, džiaugtasi susitikimu su kūrėjo vaikais ir vaikaičiais, atvykusiais taip pat netuščiomis. Mūsų šeima, tai yra aš ir mano sesutė, mes esame labai dėkingi Panevėžiui, panevėžiečiams, dėkingi šios menų gimnazijos ir įkūrėjams, ir sumanytojams. Jie įamžino mūsų tėčio vardą. Mes negalime šiandien būti kažkur kitur negu čia. Ir šiandien mes atvažiavom netuščiomis rankomis, tai mūsų bendras darbas kartu su Kompozitorių sąjungos fondu, kartu su mokykla, nes ir jį prisidėjo finansiškai paremiant, išleidome Rivery, tai yra natų rinkinys, būtent šiai datai 85-mečiui skirta. Ir mes esame labai labai dėkingi. Viskas labai žmogiška, sako kompozitoriaus sūnus, aktorius Gintaras Mikalauskas. Vieniems Vytautas Mikalauskas buvo mokytojas, kitiems kompozitorius, tretiems draugas, mums, vaikams, tėvas. Todėl jo atminimas mokyklai suteikiant vardą įamžintas pačia tauriausia išraiška. Šiandien, po daugelio sėkmingų siekių, planuotų, įgyvendintų visuomet tik bendromis pastangomis su mokyklos vadovybė, ministerijoje juokdavosi. Štai mokyklos vadovė su dvasiniu mecenatu. Rezultatas iškalbingas. Pasikeitusi, graži, šilta, jauki, jau gimnazija, su daugybė jaunų talentų, kuriems ji ir skirta. Na, o specialiai surengtame susitikime su gimnazistais Vytauto Mikalausko artimieji nustebo, kaip šiems rūpėjo legendą ištyrinėti. Juk išties, tai buvęs tikras, gyvas žmogus, su savo sėkmėmis ir nuopoliais, pripažintas ir klydęs. Visoks. Jis turėjo humoro jausmą. Jis labai turėjo savotišką humoro jausmą. Aš puikiai nepasakojau vaikams, aš niekada neužmiršiu, kai aš ėjau į muzikos mokyklą, jis labai juokingai užrašė mano sąsiuvinį. Jis ištrynė pirmasis 2 raidės iš mano pavardės Mi, tai buvo Kalauskas, brūkšnelis Mi. Aš labai pergyvenau, aš labai nesupratau, kodėl jis padarė. Jis padarė su Mi, tai yra nata. Dainą jis pavadino nuo žodžio daina, dainuoti. Tai be jokios abejonės, taip jis buvo savotiškas, jis buvo uždaras. Jis buvo savo pasaulyje, bet mes sugebėdavom su juo bendrauti. Ir tai, kad tėvai gyveno atskirai, tai aišku, mums buvo ne į naudą, bet tai buvo 2 suaugusių žmonių sprendimas. Tų sprendimų būna, ar jie buvo teisingi ar neteisingi, aš lygiai taip pat galiu čia jums dar 2 valandas vardinti savo gyvenimo klaidas. Taip, kad jis yra tos gyvenimas, bet pirmiausia jis buvo tėvas. Su kiekvienais metais, aišku, atrodo, laikas gydo viską, o man atvirkščiai, aš kuo toliau to vis galvoju, bet ne, jis galėjo sulaukti tos dienos, jis galėjo čia ateiti. Ar būtų jo vardu pavadinta menų gimnazija, aš nežinau. Čia jau kita kalba ir kita tema, bet iš tikrųjų dabar mes turime kuo didžiuotis. Kompozitorius Vytautas Mikalauskas, pianistas. Ir net tokių garsių dainų Justino Marcinkevičiaus tekstais Lopšinė gimtinei ir motinai, kaip gražiai mane augino autorius. Vis dėlto pirmiausia, anot Gintaro Mikalausko, jis pedagogas, išugdęs gausų būrį mokinių, šių mylėtas ir gerbtas. Daug muzikų tarpe yra žmonių, kurie jam kaip pedagogui yra labai dėkingi. Kita vertus, paimkime mūsų dainuojančios revoliucijos pradžią. Kiek rovė neišrovė, kiek skynė nenuskynė. Taigi buvo himnas mūsų laisvė. Kitaip nepavadinsi. Tai vėlgi yra ko didžiuotis. Nesitiki kompozitoriaus dukrai, pianistai, Vilniaus Balio dvariono muzikos mokyklos mokytojai Dainai Kavaliauskienei, jog jau 11 metų tėtis nebevaikšto žemės keliais.
O faktą, kad mokyklai lygiai prieš 10 metį suteiktas jo vardas, muzikė vadina įstabiu, kaip ir savąjį pasirinkimą, veikiau pašaukimą, tęsti Vytauto Mikalausko įduotą tradiciją. Matyt, aš buvau užprogramuota ant tiek, kad man net minties nebuvo kažkokiu kitų kelių pasukti, muzikos kelių savaime. O vaikai buvo nepaprastai imlus muzikai, tai mes iš pradžių taip lavindami jos leidom, o paskui pasirodė, kad tai yra tokie genai, kurių niekaip neužmuši. Tai Marius nuėjo, jau studentas dabar yra, muzikos akademijoje mokosi, o Ugnė, nežinau, abiturientė, taip, ar eis toliau nesvarbu, bet muzika visą gyvenimą bus su mumis. Vytauto Mikalausko anūkas, Lietuvos muzikos akademijos studentas Marius Kavaliauskas rankose spausdamas klarnetą, atviras ir nuoširdus, kaip ir jo sesutė, abiturientė Ugnė, vaikaičiai, apie save ir muziką, prigimtinę dovaną, paprastai. Tai matyt dar vienas vertingas Mikalauskų giminės bruožas. Iš pradžių gal aš nelabai norėjau, tiesą pasakius, ir nesėjau savo ateities su muzika, bet po to, kai įstojau į Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnaziją, tai pasikeitė visiškai mąstymas, papuoliau pas labai gerą dėstytoją, kuris labai motyvavo groti, tiesiog viskas pasikeitė ir labai įsimylėjau šitą instrumentą ir dabar labai džiaugiuosi to. O ką reiškia turėti tokį garsų senelį, pačiam įpareigojimas? Jo, be abejo, įpareigojimas, ypač atvažiavus čia į Panevėžį. Labai yra malonu, kai visi pažįsta, visi šypsosi, labai malonu. Mano instrumentas taip pat yra fortepijonas, groju nuo 4 metukų, nuo 1 klasės Čiurlionio menų mokykloje mokausi, mano mama ten atvedė mane į tą muzikos kelią ir kaip matot dar esu jame. Studijas muzikos akademijoje planuojanti Ugnė, neketinanti išsižadėti šeimos tradicijų, garsaus senelio kūrybą tvirtina analizuojanti, vertinanti, formuluojanti teiginius. Jo muzika yra tikrai sudėtinga, nes jinai yra galų gale šiuolaikinė muzika ir jisai ją labai sunkiai perteikdavo ir gal kai kuriems vaikams yra sunku analizuoti tos kūrinius, nes ir visos harmonijos yra labai sudėtingos, ir alteracijos, ir faktūros. Ir dėl to aš manau, mano senelis tuo ir yra ypatingas, kad jis tokia netradicinė šiek tiek muziką kūrė. Ugnė ir Marius atliko Vytauto Mikalausko Užta aušrelį klarnetui ir fortepijonui, Daina Kavaliauskienė Noktiurna F-dur, o gimnazistai, vokaliniai ansambliai, pianistų duetai, solistai ir Vytauto Mikalausko ir kitų kompozitorių puikiai derėjusius tarpusavyje kūrinius. Unikaliausias akcentas – iki šiol niekur nepublikuotų Vytauto Mikalausko kūrinių rinkinio Rivery pristatymas. Išvertus iš prancūzų kalbos, tai reiškia viltį.